ekonomika reikalauja šių įgūdžių, taip pat kaip ir pasauliniai iššūkiai. Pone Blinkevičiūtė, dabar prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, dėkuoju Jums už pristatytą naują Europos įgūdžių darbotvarkę. Ir iš tikrųjų šiuo metu skaitmeninėje, staigiai besikeičiančioje darbo rinkoje nebeužtenka įgyti įgūdžius visam gyvenimui. Juos reikia nuolat atnaujinti, nuolat tobulinti, nes atsiranda nauji sektoriai, naujos darbo vietos, nauji darbo metodai, prie kurių darbuotojams reikia tikrai prisiderinti. Deja, žiūrėkit, kokia yra situacija. Europos Sąjungoje esant vis dar dideliam nedarbui, darbdaviams kartais sunku surasti darbuotojų, kurie turėtų tinkamus įgūdžius, kad jie galėtų užimti tas laisvas darbo vietas. Todėl, gerbiama komisarė, iš tikrųjų reikia daugiau investuoti į mokymus ir ypatingai į tas paskatas, kad darbuotojai galėtų mokytis darbo vietoje. Ir čia darbdaviai turėtų ypatingai glaudžiai bendradarbiauti su švietimo ir mokslo profesinių mokymo įstaigom, kad būtų rengiami būtent tie specialistai, kurių reikia darbo rinkai. Komisarė, atkreipiu dėmesį į Europos valstybių protų nutekėjimo problemą. Mes prarandam gerus specialistus, reikia teikti komisijai siūlymus. Ir atkreipiu dėmesį į 3 kategorijas žmonių: žmonės su negale, vyresnio amžiaus žmonės ir moteris, ypač tos, kurios grįžta po vaiko priežiūros atostogų. Šitiems žmonėms ypatingai reikia galimybių naujiems darbo įgūdžiams įgyti. Ačiū. Grazie, onorevole Šuica. Ačiū, pana Šuika. Pusantros minutės. Aš norėčiau pasveikinti komisiją, kad pradėta nauja programa, skatinant naujų įgūdžių